Vanduo – gyvybės šaltinis Žemėje. Jis užima net 75% planetos paviršiaus. Mes geriame švarų vandenį, kad išgyventumėm. Bet kai vandens telkinius patenka kenksmingos medžiagos, jis tampa užterštas ir yra nebetinkamas vartoti. Vandens tarša tapo labai rimta problema Žemėje, nes kenkia ekosistemoms, gyvūnams ir žmonėms. Vandens tarša atsiranda, kai vandens telkinius patenka cheminės medžiagos, šiukšlės, plastikas ar maisto atliekos. Pagrindiniai vandens taršos šaltiniai yra žemės ūkis, pramonės nutekamieji vandenys, nutekamieji sąvartynų ir buitiniai vandenys, rūgštieji lietūs ir naftos išsiliejimai. Kuo pavojinga vandens tarša? Nežūsta vandens organizmai tokie kaip žuvis, krabai, delfinai, sutrinka gyvūnų mitybos grandinė, jie nebeturi maisto. Žmogus gerdamas užterštą vandenį gali stipriai apsinuodyti. Kaip sumažinti vandens taršą? Visada išmesk atliekas tik į šiukšlinę ir tinkamai jas rūšiuok. Visada užsuk vandens čiaupą, kai nenaudoji vandens. Nepilk į kriauklę cheminių atliekų ar aliejaus.